Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, čia Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidė Sparnuoti pokalbiai ir aš, Justina Kuliešė. Šiandien kviečiu pasikalbėti apie europinį žalvarnį, vieną iš spalvingiausių ir paslaptingiausių mūsų krašto paukščių. Apie šiuos įspūdingus sparnuočius kalbėjausi su Lietuvos ornitologų draugijos ornitologu Laimonu Šniaukšta. Jis daugiau nei 15 metų tyrinėja žalvarnius ir aktyviai rūpinasi jų apsaugą tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Dar prieš susitinkant pokalbį paklausiau Laimono, ar tikrai galime visą laidą skirti vienai paukščių rūšiai. Jis nemirktelėjęs atsakė, apie žalvarnius galėtų kalbėti ir kalbėti, tai reikia turėti pakankamai laiko. Na ką, iš tiesų, taip ir nutiko. Tad kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio ir daugiau sužinoti apie šios paukščius bei jų apsaugą Lietuvoje. Labas Laimonai. Sveiki. Ir turime labai gražią temą. Apie labai gražų paukštį pakalbėti, apie žalvarnį. Tai visų pirma, norėčiau pasiklausti, gal kas tas žalvarnis yra? Iš tikrųjų, žalvarnis, vėlgi, aišku, skonio reikalas, bet turbūt daugelis sutiks, kad yra vienas iš tokių gražiausių, spalvingiausių Lietuvos paukščių. Nors, aišku, ten spalvingų tikrai turime ir daugiau, jeigu ten net ir minėti tokius, su kuriais kartais žalvarnis būna sumaišomas, tai tas pats tulžys arba vėlgi kitiems turbūt žinomas pažįstamas bitininkas. Tai irgi spalvingi paukščiai, bet žalvarnis čia vėlgi kaip ir nusako, kad liktai panašus į varną ir turėtų būti žalios spalvos, bet ta žalia spalva iš tikrųjų tokia gal liaudiškai labiau vadinama elektrik arba žalsvai mėlyna tokia. Ir būtent tas toksai ryškus geram apšvietime, saulėtą dieną, jeigu matant paukštį, tai tikrai labai įspūdingas tos žalios arba netgi ir tada turimos tokios tamsiai melsvos ir tos rudos nugaros derinys sudaro tokį įspūdingą paukštį, nes būna kiti žmonės, kur net pamato pirmą kartą, sako, negali būti, kad tai Lietuvoje gyvenantis paukštis. O čia turbūt yra tų iš, pavadinkim, gal jaunesnių žmonių, nes vyresni žmonės, kiti net ir prisimena turbūt, ar vaikystėje, ar ten net, jeigu dar vyresni, tai bet kokių metų gal 40 atgal, tai tie patys žalvarniai buvo visai netoks retas paukštis Lietuvoje ir daug kur, gal ne visoje Lietuvoje, gal mažiau vakarų arba vakarų krašte buvo retesnės, bet ar ten šiaurės būtų Lietuva ar pietų Lietuva, tai tų paukščių buvo ir perinčių porų buvo virš 1000, tai kitaip sakant buvo pakankamai įprastas, sakysim, lietuviško kraštovaizdžio paukštis, dažnai matomas tupintis ant elektros laidų, elektros linijos laidų, ar kažkur netgi apsigyvenantis, sakysim, kaimiškoj vietovėj, tuose pačiuose varnėnų inkiluose, ir toks dažnai būdavo netgi ir matomas prie žmonių ir netgi nesibaidydavo to pačio žmogaus ir dažnai netgi kovodavo dėl tinkamų inkilų ar ten uoksų medžiuose su varnėnais. Netgi kartais tekdavo ir girdėti tokių istorijų, kai sakydavo, tai čia šitie kaip čia nevidonai arba kažkokie dar ten negeri paukščiai, kurie skriaudžia varnėnus, nes iš tikrųjų pas juos toks gana, kaip pasakyti, karingas ar aršus charakteris ir jie jau, kai yra nusiteikę dėl jiems tinkamas kažkokios tai buveinės, tai jie dažnai dėl jos taip ir pakovoja.
Nors tikrai ne visada tie patys varnėnai jiems ir nusileidžia. Man pačiam yra tekę stebėti, kai varnėnas perėjo inkile, tas inkilas netgi buvo iškeltas būtent žalvarniams, bet varnėnai, kadangi anksčiau pradeda perėti, netgi būna taip, kad jeigu viskas sėkmingai įvyksta, tai jau gegužės pradžioje, kai sugrįžta žalvarniai iš žiemaviečių, tai jau būna varnėnai ir išsiperėję, bet vėlgi būna vėlyvesnių, arba vėlgi žiūrint koks pavasaris, tai jeigu dar vis užimti, o to mano stebėto atveju ir buvo, kad vis dar varnėnas perėjo ir netgi maitino dar, sakykime, beaugančius savo jauniklius, tai atlėkęs žalvarnis iš pradžių bandė, kaip sakyt, išguiti arba tiesiog užimti varnėno inkilą, bet varnėnas laikėsi ten, jie kovėsi, buvo tokios vos kaip nemuštynės su susikabinimu ten ir kojais, ten ir turbūt apsikapojimo snapais, bet varnėnas nepasidavė ir tiesiog, kaip ten po to, kai stebėjau, žalvarnių pora laikėsi kelias savaitės aplinkui, sulaukė, kol varnėnas išskris ir tada užėmė būtent tą jų norimą inkilą. Ta akimirka varnėnas buvo laimėjęs. Taip, tai žodžiu, kaip bebūtų, bet būna visaip. Kaip sakoma, yra ir tokių atkaklių arba aršių ir varnėnų. Bet jeigu žiūrint į tą patį skaičių, tai turbūt visi sutiks, kad varnėnai pastaraisiais metais tikrai net nebūtų galima pasakyti, kad retas ar kažkiek retesnis, bet tikrai labai įprastas paukštis, kaip ir įprastai, aišku, ten jų kiekis taip pat sviruoja, bet vis tiek yra labai dažnas. O žalvarnių netgi turbūt taip paėmus paskutiniais gal net ir 20 metų, tai turim, jeigu taip vertinant, ypač netgi tokį kelių dešimtmečių laikotarpį, mažiau negu 20 perinčių porų Lietuvoje. Tai minėjai, buvo 1000 kažkada, dabar yra 20. Dabar, jeigu žiūrėti, tai, mano, vadinkime, ekspertiniu vertinimu, tai turime Lietuvoje taip 10-12, o, kaip aš spėčiau, galėtų būti. Be abejo, negaliu teikti, kad ten garantuotai visas perinčias poras žinau, bet šiais metais, tai 24 metais, buvom užregistravę 9 perėjimo atvejus, tai galimai gal ką kur ir praleidom ir galėjo būti, bet tikrai ne 15, aš manau, ir ne 20. O jeigu taip žiūrėti jau tame ilgesnėme laikotarpyje, tai kokius 15 metų, sakykime, ta tokia, lietuviška populiacija, jinai yra pakankamai stabili. Aišku, kiek čia galima pavadinti ją stabilią, nes tos pačios ten 9 ar 10 porų, tai čia ant dviejų rankų pirštų suskaičiuojama ir iš tikrųjų, bet kokia nepalanki situacija, tai gali tą visą populiaciją labai greitai paveikti, blogąja prasme. Bet bent jau galima turbūt pasidžiaugti tuo, kad netgi tuo pačiu populiacijos vertinimu, ta prasme, kiek turime perinčių paukščių, tai per 15 metų tas vertinimas jisai bent jau nesikeitė. Nesakom, kad jisai mažėja. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip nors, kad galėtume pasidžiaugti, kad nors po truputį ta populiacija augtų, tai irgi nelabai galim pasakyti. Aišku, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti ten tos pačius 23 ar 21 metus, kai perėjo 8 poros, tai tarkim nuo 8 iki 9 lyg ir turime prieaugį, bet čia vėlgi ta viena pora, tai toks neesminis skirtumas. Tai iš tikrųjų žalvarniai išlieka vieni iš rečiausių paukščių Lietuvoje, bet kuriuos vis dar galima Lietuvoje pamatyti. Tai kas nutiko, kad taip sumažėjo jų? Priežasties turbūt niekas nepasakytų, nes greičiausiai čia yra visas kompleksas priežasčių. Jeigu imti dabartinės didžiausias grėsmės, tai
tarkim, aš asmeniškai su žalvarniais, kaip čia užsiemu, dirbu, būtent rūpinuosi jų apsaugą jau 15 metų, tai sakyčiau, bent jau ten, kur jie peri, arba tose jiems tinkamose buveinėse, iš principo, aišku, kaip čia, maisto negalim jiems, sakysim, taip jau užtikrinti arba garantuoti, kad jiems tikrai užtenka, bet, sakykim, bent jau perėjimo vietų prasme, tai esame užtikrinę, ta prasme, inkilų jiems esame prikėlę, inkilai yra apsaugoti nuo plėšrūnų, kas iš principo turbūt pagrindė yra kiaunės, kad negalėtų pasiekti, tai būtent tokių kaip ir nukentėjimų nuo plėšrūnų neturime. Tai vėlgi, jeigu nežiūrint to pačio galbūt galimo maisto stygiaus, tai tokių didesnių problemų Lietuvoje nėra. Bet iš kitos pusės žalvarniai parskrenda gegužės, sakysim, pradžioje ir dažniausiai palieka rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje Lietuvą. Tai, kitaip sakant, tokie yra gana trumpalaikiai, kaip čia, gyventojai, arba būtent čia tik tai vedasi vaikus, atsivedus vaikus dar kiek laiko pabūna, dar pasimaitina ir išskrenda. Bet tai yra tik tai, sakykim, 4 mėnesiai. Kiti 8 mėnesiai tai yra kelionėje arba žiemavietėse, kas yra Afrikoje. Be abejo, ta kelionė, kuri yra pakankamai ilga, nes paukščiai skrenda iki Afrikos arba netgi, sakykime, Afrikos pietinės dalies. Kol kas neturim žinių, kad, tarkim, žalvarniai perintis šiaurinėje Europos dalyje pasiektų kokią Pietų Afrikos Respubliką, bet jeigu šiek tiek žiūrėti ten šiauresnės valstybės, kaip kokia Zimbabvė ar ten Botsvana, tai praktiškai iki pietinės Afrikos dalies paukščiai nuskrenda. Ir ta kelionė tai yra pakankamai ilga ir turbūt vienas iš tokių sunkesnių etapų tai yra perskridimas per Sacharos dykumą, ką dažniausiai daro kaip čia vienu ypu. Ten vėlgi slypi kaip čia vienas iš pavojų arba kaip čia ta brutali realybė, kad Sachara jinai nėra tokia pati. Iš principo, jinai kiekvienais metais vis plečiasi. Ir tas, sakykime, visai su mažai gyvybės arba tikrai paukščiams netinkantis plotas, kurį reikia kirsti, kur ten nei maisto arba netgi to paties vandens nelabai susirasi, jisai yra pakankamai žymus. Ir aišku, jeigu paukštis skris nesukaupęs pakankamai jėgų, tai jisai tiesiog gali net laikyti tos kelionės. Iš lietuviškų žalvarnių migracijos duomenų dar neturime, bet vengrai yra darę nemažai tokių tyrimų, būtent dėjus siųstuvus. Tai iš kelių tų duomenų, kaip žiūrėjau, tai man susidarė toks vaizdas, kad buvo ir tokių, kurie grinai neatlaikė to pirminio perskridimo, sakysim, rudeninės migracijos metu, nes pats daviklis duomenys siuntė iki beveik jau ten to Sahelio, kaip sakyt, pietinės už Sacharos jau derlingesnės tos zonos, bet ten kažkur tas ryšys ir nutrūko. Galimai, aišku, ten buvo problemos, galėjo būti ir su davikliu, bet kaip supratau, tai tas paukštis po to ir negrįžo, tai greičiausiai jam ten ir nepavyko kirsti. Nors, kaip ten daugumai be abejo, nes sugrįžta žalvarniai, tai tą pavyksta padaryti, bet vėlgi, ta pati Sahelio zona arba ta, sakykime, jau apie pusiaujo zoną, kur paukščiai perskridė netgi tą pačią Viduržemio jūrą ir tą pačią Sacharą, kur apsistoja, tai ten yra ir žemdirbystė, kur žemdirbystė be abejo yra ir
trąšos ir, aišku, visokie chemikalai nuo kenkėjų, kad tas kultūras tiesiog apsaugoti. Tai natūraliai žalvarniai, kaip sakyt, gali ir be abejo turbūt susiduria. Tai vat viena iš priežasčių galėjo būti ir to žymesnio sumažėjimo, pavadinkim ten apie tuos praeito amžiaus 70-osius, 80-osius metus, kai toje pačioje Afrikoje pesticidai buvo labai dažnai naudojami. Tai tiesiog natūraliai, kad galėjo misti arba pagauti tuos vabzdžius, sakykime, su pesticidais, su tais pačiais jau pesticidais paveiktais vabzdžiais, jų prilesus galėjo irgi ir žūti. Šiais laikais galbūt situacija kiek gerėja, bet vėlgi suprantama, kad Afrikos valstybės yra pakankamai skurdžios ir paprastai ką naudoja, tai stengiasi naudoti, ką galima pigiau. O natūralu, kad kas pigiau, tai nebūtinai yra aplinkosaugos prasme priimtiniau. Kitos, aišku, yra ir tai, kad jeigu taip žiūrėti pačius tos kraštus, kur po to jau paukščiai apsistoja žiemoti, pačiam, sakysim, ten nebuvo, aš negaliu pasakyti, kur ten lietuviškai būtent žalvarniai būna, bet pagal vengriškus ar netgi ten, kai šiek tiek duomenų turim iš latviškų žalvarnių, tai tie paukščiai, kur žiemojo, tai tas kraštovaizdis, jisai toks, skurdokas, pavadinkim, yra taip. Ir manyčiau, ten vėlgi to pačio maisto pasiekiamumas arba gausa labai priklauso nuo sąlygų turbūt, kiek yra sausringos, sakykime, tos pačios jau ten toj pietiniam pusrutuly jau vasaros, nors jie žiemoja ten. Tai to maisto stygius tikrai gali būti, kitais atvejais gali būti net ir vandens stygius. Tai kitaip sakant, jų praleistas tas laikotarpis žiemos metu yra pakankamai sudėtingas ir reikalaujantis tiesiog fizinės ištvermės. Nes vienas dalykas iki ten nuskristi, kitas dalykas, aišku, sugrįžti, o dar reikia ten būnant ir atgauti jėgas po rudeninės migracijos ir iš kitos pusės dar pasiruošti pavasariniai migracijai. O su pavasarinė migracija dar yra kitas nemalonus niuansas, kad jeigu rudenį jie migruoja taip pakankamai tiesiai į pietus, kitaip sakant, kerta netgi Viduržemio jūrą ir skrenda per Sacharą. Galbūt yra išimčių, bet kiek stebėjau būtent duomenis, sakykime, iš kaimyninių šalių perinčių žalvarnių, tai jų grįžimas jau yra palei rytinę Afrikos pakrantę, kitaip sakant, kylant link Egipto, po to Saudo Arabija, ten Izraelis, Libanas. Ir tenai yra viena iš tų nemalonių dalykų, tai būtent yra pavasarinė medžioklė. Nes ten vis dar yra gajus, sakykime, toks vos ne kaip ir, jeigu galima tai pasakyti, sportinis šaudimas. Tai ypač, kai ten skrenda daug tokių irgi ryškiaspalvių paukščių, tai galima ten internete irgi net surasti, kur yra krūvomis priguldyta ar tų pačių žalvarnių, ar bitininkų, ar ten dar kitų tokių būtent spalvingų paukščių. Matyt, jie labiausiai traukia ir ten tiesiog jos bando nušauti, bet kartais, kai pasižiūri, tai ten visa ta lietuviška populiacija galėtų ir gulėti. Čia turbūt gal tik tai tiek, kad padeda, kad jie ne visi krūvoj skraido, o ten grįžta netgi dažnai pavieniui, ne porom. Tai tas kažkiek pagelbėja, bet vis tiek tie pavojai jų tyko ir dėl to gali kaip ir nukentėti. O jeigu imant Lietuvą, tai aišku, tas, sakykime, turbūt pagrindė kaimiškas kraštovaizdis, nes vis tiek tai nėra miestų paukštis, net ir anksčiau jų miestuose turbūt vargiai sutiktum. Tai kaimiškas kraštovaizdis pasikeitė. Turbūt ten, kur anksčiau matydavom
kaimo žmones plušančius prie žemės darbų, besiganančias karves ar net arklius, tas pačias pievas gyvulių žolę nutrumpintą, tai tose vietose, aišku, maisto susirasti yra paprasčiau, nes dažnai dabar, jeigu į tą patį kraštovaizdį, kur anksčiau netgi perėdavo žalvarniai nuvažiuoti, tai tie kaimai, aišku, yra išlikę, bet jie yra daugiau tokio poilsinio pobūdžio, žmonės tiesiog turi ten sodybas, pievos, jos dažnai yra, tiesiog, kaip sakyt, paliktos savo, tai aišku, atrodo gražiai, bet ta žolė, kuri, tarkim, užauga pusmetrį ar aukštesnė, jinai jau visiškai būna netinkama tokiems paukščiams kaip žalvarniams maitintis, nes tiesiog vabzdžiai toje tankesnėje ir gilesnėje žolėje pasislėpti gali žymiai lengviau ir jų ten nebepagausi. Tai tokių tinkamų, sakykime, medžiojimų buveinių yra mažiau. Kiek maisto sumažėjo, tikiu, kad irgi per tą laikotarpį tikrai sumažėjo, nes čia turbūt gal net ir kitiems teko žiūrėti, ko turbūt verta pasidžiaugti, tai Mariaus Čepulio filmų su LRT komanda paruoštų, būt galima dar mediatekoje surasti. Tai jis tą irgi rodė ir minėjo, kad jau nuo tarybinių laikų vėlgi buvogi ir kažkuria prasme turbūt ir liko tie patys reikalavimai miškininkystėj, kažkokių tai išvirtusių senų medžių, jeigu paimti parkuose, tai jau šiukštu, nes netgi yragi kaip ir tokia bendra turbūt nuomonė stereotipas, jeigu medžiai kažkokie tai seni yra nuvirti ir palikti parkuose, tai parkas yra netvarkingas, nes tvarkingas tai reiškia, kad viskas turi būti ištraukta. Bet tuo pačiu tų vabalų arba to maisto tam tikriems paukščiams tenai ir nelieka. Pridedant, aišku, šias užaugančias pievas, pridedant atsigavusią, sakysim, žemdirbystę arba ūkininkavimą, kur galim matyti didžiausius plotus, kiek akis apriepia, apsodintus rapsais, čiais, tais ten javais, irgi prisideda prie to galimo maisto trūkumo. Vėlgi, tada jau tiems paukščiams reikia ieškotis kažkur tai pakraščiuose. Tai turbūt, galvoju, ar viską paminėjau, bet vieni turbūt iš pagrindinių tokių visos eilės faktorių, kurie greičiausiai susidėjo vienu metu. Aš beje nepaminėjau, nes minėjau, kad kaip čia keliam inkilus ir juos apsaugom nuo plėšrūnų. Tikėtina, kad tuo metu arba apie tą laikotarpį galbūt buvo ir čia, ta prasme, tuo metu reikėjo daryti tyrimus, tai čia gali būti tiesiog spėjimas, nepatvirtinta informacija, bet galimai tos pačios kiaunės galėjo prisidėti prie mažėjimo, nes su kitom rūšim yra pastebima, kur buvo daryti tyrimai, nes, tokia hipotetinė situacija, jeigu paėmus, tarkim, esam kažkokioj tai teritorijoje, gyvenvietėje, kaime, galbūt vienkiemė, ir matom, kad šalia mūsų peri, tarkim, 3 poros, tai gali būti žalvarnių, tai gali būti bet kokių kitų paukščių. Ir matom, kad jos metai iš metų peri, ta prasme, sugrįžta, po to rudenį išskrenda, pavasarį vėl sugrįžta, peri. Ir staiga po kažkurio tai laikotarpio, pavyzdžiui, ima ir nelieka, galbūt ne visų 3 iš karto, bet iš pradžių vienos, po to 2, po to 3. Ir, kaip sakyt, kasgi galėjo atsitikti? Galėjo atsitikti tai, kad tiesiog tie jų perėjimai metai iš metų buvo nesėkmingi. Aišku, tai nebūtinai yra, kad jau 100%, kad tai buvo plėšrūnai, tarkim, kiaunės išplėšė, bet tai, sakykime, tai yra vieni iš tų padarėlių, kurie būtent padeda nesusilaukti jauniklių, o su suaugusiais paukščiais, vėlgi, jie turi pakankamai ribotą amžių, tai laisvėje tie patys žalvarniai iki 10 metų išgyvena, ir tai čia dar tuo geresniu atveju dažnai būna ir, bent jau kiek pastebėjau, ir 6-7 metais jau nebegrįžta, tai gali būti, kad ir ta pati kelionė sunkesnė, arba kažkur tai žiemavietėse, galbūt liga, galbūt vėlgi plėšrūnas, bet tas laikotarpis yra pakankamai
trumpas, tai jeigu per tą laikotarpį papildymo būtent jaunimo prasme nebuvo, tai po to gali kažkurį laiką, netgi ir 5 metus atrodyti, kad viskas tvarkojo, po to tiesiog paima ir, kaip sakyt, tą šaką ir nukerta ir jau jų nebelieka. Tai galimai tokį poveikį galėjo padaryti ir kiaunės. Žinau, kad yra ir nesutinkančių su tokia teorija, nes dėl ko sakau, kad buvo metas, kai tas pačias kiaunės medžiojo netgi ir dėl kailiukų. Ir jie buvo superkami. Ir buvo tas pakankamai, sakysim, trumpas laikotarpis, kai kailiukai buvo nebesuperkami ir tiesiog jau jų nustojo medžioti. O čia su bet kuria plėšrūnu, ar nebūtinai plėšrūnu, čia su bet kuria, kaip sakyti, gyvūnijos dalimi yra, kad jeigu staiga patraukti kažkokius priešus, tuo metu kiaunėms priešai buvo kaip ir žmonės, tai bent jau kelis metus populiacija labai greitai padidėja, kol jinai natūraliai susireguliuoja, nes natūraliai po to maisto trūkumas yra arba kažkokios kitos priežastys. Bet per tuos metus ar 2, kol ta populiacija bando stabilizuotis, aišku, plėšrūnas jisai daug žalos padaro būtent, sakykime, tai visai aplinkai, ekosistemai, kurioje gyvena, nes tos galbūt kiaunės, kaip ten beatrodytų baisiai, jos nėra ten tokios išimtinai, ten, tarkim, žalvarinius medžiojančius ar tik tai paukščiais besimaitinančius. Bet kai yra maisto trūkumas, tai jos yra tas, kaip sakys, žvėrelis, kuris eina ir ieško ir ima viską. Tai galimai, kad tuo metu tokia bėda ir galėjo irgi prisidėti. O minėjai, kad jie maitinasi vabzdžiais. Tai kokiais būtent vabzdžiais ir kuo dar būtent maitinasi žalvarniai? Kai yra jau jauniklių maitinimo metas, tai galima sakyti nuo birželio vidurio, pagrindą turbūt sudaro, nes būtent yra sezonas žiogų, skėrių, tai būtent didžioji, kaip sakyti, dalis to atnešamo maisto ir taip pat turbūt ir suaugę paukščiai maitinasi tuo. Bet būtent tas žiogų skėrių sezonas, jisai būtent prasideda apie birželio vidurį. Iki to laiko, kol žalvarniai, sakykime, dar tik renkasi lizdavietes, deda kiaušinius, arba kol būna tas jau perėjimo sezonas, tai pagrindą iš principo sudaro vabalai tokie stambesni, dažnai medgraužiai, nors tų medgraužių vėlgi netaip lengva susirasti, nes aišku, jeigu paimti mišką, miškininkus, tai kaip čia yra tie padarai, kurie būtent trukdo miškininkystėje, tai su jais vienaip ar kitaip irgi kovoja. Bet gali būti ir ne medgraužiai, gali paimti ir tos pačius mešlavabalius, arba, bet paprastai tai yra tam tikri didesni vabalai. Kai trūksta, tai būna visko. Neša ir driežus, neša ir moliuskus. Pavyzdžiui, dažnai netgi inkiluose randam ir kriauklelių. Tai matosi, kad kažkur tai nuskridęs iki upelio ten atsineša net ir tokių. Manau, vėlgi, galbūt ne dėl to, kad yra gurmanai, bet dėl to, kad tiesiog sunkiau yra kito maisto. O kur Lietuvoje jos galima aptikti? Ar visur Lietuvoje, ar ne? Iš tikrųjų, taip ir gavosi, kad ta populiacija, kai jinai mažėjo, nyko ir traukėsi, tai traukėsi ir ta teritorija. 2018 metais dar buvo bent jau mums viena žinoma pora šiaurės rytų Lietuvoje, tai Utenos rajone, bet jeigu taip žiūrėti dar ankstesniais metais, ir Ignalinos rajone, pavadinkim tą šiaurės rytų arba Aukštaitija, buvo dar mano paties ten stebėti kelis metus iš eilės Kaltanėnuose perinti pora. Tai, žodžiu, buvo ta tokia, pavadinkim, šiaurinė ar šiaurės labiau rytų teritorija ir pietinė, pavadinkim, Druskininkų, Varėnos, gal Lazdijų rajonų, tokia teritorija.
Ir ta teritorija jinai vis traukiasi, kai tas pats šiaurės rytų turbūt galima sakyti susitraukė iki ten visai ten tokių arba ten kelių taškelių ties Tauragnų ežerų. Dabartinė pagrindinė teritorija tai yra Druskininkų savivaldybė. Ir tikiuosi, kad vėlgi čia, sakysim, kažkiek tai stabilizavus ar sakykim, netgi ten po tą kokią vieną porą didėjant Druskininkų savivaldybei, tai tikiuosi, kad ir Varėnoj turėtų vėlgi užsikabinti, bet jeigu tai paėmus, tai dabartinė ta teritorija jinai yra visiškai siaurutė, mažutė, galima sakyti, susikoncentravusi apie druskininkus. O kokie būtent būtų elgesio bruožai žalvarnių? Minėjai, kad jie yra tokie, turi įdomesnį charakterį. Na, jo, jie kaip ir vadinami tom pačiom žaliom varnom, tai galbūt kažkokio tokio gal varniško įžūlumo turi charakterio prasme, nes iš tikrųjų yra labai tokie aršus ir atkaklus dėl tos pačios lizdavietės pasirinkimo, gali kovoti ten su ir didesniais ten ar ten gausesniais, sakysim, konkurentais. Dažnai būna, kad dabar galbūt nėra likę, kad kelios ar daugiau porų viena šalia kitų perėtų, bet anksčiau bent jau būdavo, kad jeigu tik tai yra kažkoks toksai, sakysim, daugelio porų susitelkimas, tai tada ten ta tokia konkurencija ir teritorinės tokios, sakysim, kovos arba ten ribų toksai laikymas, jisai irgi yra būdingas. Tik tai pavasarį parskridus tie tokie tuoktuviniai skrydžiai, kai paukštis pakyla aukštai, ten ne tai, kad skrenda, bet netgi vartosi ore, ten tokius viražus išdarinėja, tai iš tikrųjų irgi yra būdingas, bet turbūt Lietuvoje mažiau pastebimas, nes dabar ten tos vienetinės poros, jos yra pasklidusios didesniai teritorijoje ir tiesiog jau ten tos teritorijos yra, sakykime, daugiau ir nėra ten to tokio poreikio dėl jos kovoti ir stengtis ten tas ribas išlaikyti. Tai pasidaręs toks kaip ir slapukiškas, ypač ten, kur miškuose. Žmogų, jeigu pastebi iš tolumos, stengiasi pasislėpti, ten nesirodyti, tai iš tikrųjų jos pamatyti ir surasti yra pakankamai sudėtinga. O tuoktuvės kaip vyksta pas žalvarnius? Ar savo porą jie turi tą pačią, ar pasikeičia? Jo, čia įdomiai yra, nes aš pasakyčiau nevienareikšmiškai, nes aš pats, kai pradėjau domėtis ir kai, kaip sakyt, tos darbus pradėjau su žalvarniais, tai buvo ir mano toks pagal tam tikrą literatūrą arba kalbant su kitais, kad žalvarnis yra toks, sakysim, kaip čia, konservatyvus paukštis, kur jeigu išsirinko kažkokį ten uoksą, inkilą, tai perės jame maždaug visą laiką, jeigu ten kažkas neatsitiks. Ir kad dažniausiai, kaip sakyt, lyg tai potencialiai turėtų būti monogamas, kad, taip sakyt, susiradęs porą, turėtų vėlgi būtent ta pora laikytis ir būti kartu metai iš metų. Tai vėlgi nesakau, kad tai netiesa, nes tikrai stebėjau ir žinau, kad tokių paukščių yra, bet turbūt ypač pas mus, kai tie paukščiai pažeidžiami, nes gali, aišku, plėšrūnas koks nors, ten nebūtinai kiaunė, gali būti ir vištvanagis, ar galų gale elektros laidai, automobiliai, gali kažkas nutikti ir iš poros, kaip sakyt, vienam iš paukščių. Dažnai tas jau prarastas poros narys būna pakeistas kažkuo kitu. Pasakyti, kad žalvarnis grinai toks, tai negalėčiau. Iš tikrųjų, įvairiai ir ten, nežinau, gal būtent nuo individo kažkokių charakterių ar dar kažkokių bruožų priklauso. O tuoktuvių ritualas yra specifinis? Dažniausiai būna kaip, kad pirmas parskrenda patinas, nes žalvarnių migracija netgi tokiom bangom dviem vyksta. Nėra taip, kad, tarkim, kai kokiai gegužės pradžioj, staiga ten kelių dienų bėgyje sugrįžta visi žalvarniai.
Būna, kad tos pačios poros nariai sugrįžta ten labai panašiu metu, bet dažnai būna, kad sugrįžta pirmas patinas, jisai tada ten vėlgi saugo ir užima teritoriją ir laukia, kol sugrįž patelė. Patelė gali atskristi po savaitės, pavyzdžiui, ten gali 5 dienos būti, bet sakysim, jau su antraja banga. Ir tada, kai sugrįžta, tai taip prasideda patino rūpinimasis patele. Vienas dalykas neša maistą jai, tiesiog maitina patelę, kaip sakyt, to rūpesčių jos siekia jos dėmesio. Patelė, jeigu tą dėmesį priima, tai tas kaip ir jau tą tolesnę partnerystę iki pat rudeninės migracijos ir išsirutulioja. Dėl tuoktuvinių tų skrydžių, tai sakau, paskutiniais metais pasigendu, nes anksčiau, kai tų porų šalia perinčių buvo, tai čia turbūt daugiau yra toks kaip teritorinis ar toks kaip demonstracinis elgesys, o kai nėra prieš ką ten tos teritorijos ginti, arba ten turbūt prieš tos pačius varnėnus ten jau taip nesidemonstruoja, tai tokių labai tuoktuvinių, tų gražių skrydžių su tais pasikranksėjimais tokiais kažkuria prasme, ten varnos primenančių irgi nelabai yra. Bet šiaip būdingas yra toksai irgi kaip skrydis labai, kaip čia išskirtinis. Ir kaip tas procesas atrodo, sakykime, metų bėgyje? Ar dažnai nuvyksti stebėti žalvarnių, tvarkyti inkilų tikriausiai? Sezonas prasideda dar prieš jiems atskrendant, tai turiu omeny prieš gegužę, tai vėlgi žiūrint kaip orai, bet daugiausia galbūt balandį. Tai vėlgi pravažiavimas per teritorijas ir kaip dabar paprastai būna, tai tiesiog pasižiūrim ten su kolegom, kur galbūt dar būtų tinkama vieta kokią naują inkilą iškelti. Jeigu dėl valymo, tai paprastai daugiau tai yra ta rudeninė veikla. Aišku, jeigu kažko ten nespėjai, tai irgi pavasarį galima pratęsti. Tada gegužės pradžia būna ta vadinama inventorizacija. Tiesiog jau kaip čia važiuoji ir žiūri, kur grįžo, kur negrįžo, arba kur galbūt pakeitė vietą, ar nežinau, nauja pora kažkokia įsikūrė. Tada birželis jau būna tas maitinimas ir po to, kai jaunikliai paauga, tai praktiškai nuo 2011 metų stengiamės jauniklius apžieduoti. Tai būna irgi dar tokia veikla, būtent kadangi žieduojam spalviniais žiedais, dar būna tokia veikla kaip po to tų žiedų nuskaitimas. Šiaip visur stengiamės žiūrėti, kur tų žalvarnių yra, ir jeigu žalvarnių yra, ar jie su žiedais, jeigu su žiedais, tai koks žiedas, nes pagal žiedų informaciją galim žinoti, iš kur tas paukštis, ten kokio amžiaus, vėlgi taip tik tai tą informaciją, ar čia tas pats paukštis, ar kitas paukštis ir su tuo pačiu partneriu ar kitam inkile, galima ir sužinoti tokios papildomos informacijos. Vėlgi, kai apžieduojam, tai būna vėlgi tų pačių inkilų, sakysim, tas pakartotinis vizitas, tiesiog patikrinti, ar visiems sėkmingai pavyko jaunikliams išskristi. Ir tokių kaip ir rezultatų suvedimas. Ir aišku, po to dar rudeninis būna, kaip ten kitų inkilų valymas, nes patys žalvarniai, jie inkilų, kaip čia pavadinti, medžiagos jie neprineša, nes jie ten nei žolių, nei kažkokių tai ten šakų jie neneša, jie praktiškai ką turi, tai ant to ir peri. Dėl to, kai inkilus jiems keliam, tai priberiam ant dugno pjuvenų, kad būtų iš karto tokia kaip lizdinė medžiaga. O valymo tai labiausiai reikalauja turbūt varnėnai, nes žalvarnio inkilas yra kiek didesnis negu varnėninis, ten ir pati anga turi būti 6 cm ir patį dydį darom didesnį, nors šiaip jie perėtų ir mažesniam, bet dažnai ta mažesnis inkilo dydis, jisai gali riboti ir jauniklių skaičių,
nes tiesiog jie ten daugiau jų netilps. Tai pats inkilas didesnis ir jeigu varnėnai ten įsikuria, tai jie dažniausiai prineša tų žolių tiek, kad jiems būtų aukščiau angos. Ir jeigu ten kokius kelis metus bus tas didesnis inkilas nevalytas, tai jie prineša tų žolių praktiškai, nežinau, kiek čia per 20-30 cm. Ir tada jau ten tam pačiam žalvarniui iš vienos pusės ir nesaugu, nes jeigu jaunikliai labai arti angos, iš kitos pusės irgi tada jau tas inkilas netlieka tos savo funkcijos, kad būtų pakankamai erdvus. Bet patys inkilai čia taip pasakysiu, iš oro neatsiranda. Vis tiek reikia tikriausiai ir pinigų, ir finansavimo, ir projektų. Tai ar yra kažkoks planuojamas, ar gal šiuo metu jau yra projektas pagelbėti paukščiam? Jo, tai iš tikrųjų galima sakyti nuo pat pradžių, ten, kai tik tai pradėjau dirbti, tai netgi mane ir paskatino, sako, va, yra galimybė gauti finansavimą iš vadinamų tų small grants, būtent, sakykime, tokiam mažiems projektams finansavimo, tai ten irgi rašėm paraišką, ten tais metais finansavimą negavom, tai pirmais metais ten iš savo lėšų netgi tos pačius inkilus gaminausi. Bet po to gautos lėšos jos ten leido susipirkti jau ten ir įrangą, turiu omeny ten ir kopečias, ir suktukus, ir pasigaminti tinkamus inkilus, ir po to ten juos vėlgi prižiūrėti. Po to buvo geras bendradarbiavimas su IKI prekybos centru, ten kiti gal ir turi tų maišelių su paukščio atvaizdais, tai vienas iš paukščių rūšių buvo žalvarnis. Ir tiesa, tas projektas buvo ganėtinai, kaip sakysim, netgi labai sėkmingas ta prasme, kad net pasibaigus tam projektui, dar eilę metų mes tos pinigus, kaip sakyti, sėkmingai naudojom ir jų vis užteko dar tom veiklom, sakysim, tęstiniam užtikrinti. O kaip ir pradedam projektą kartu su Kauno zoologijos sodu ir aplinkos ministerija, tai toks jau kaip čia didesnis projektas, kuris ten, jeigu žiūrėt zoologijos sodą, tai yra ten netgi planų veisti nelaisvėje žalvarnius ir, sakysim, po to bandyti juos išleisti į laisvę, nes čia būtent didžiausias, kaip čia tas challenge'as arba iššūkis yra, kur dar, vėlgi, matyt, prie to dar reikės gerokai padirbėti, bet, čia yra dalis projekto, nes tai čia yra ta dalis, kur, kaip sakyt, kokiu būdu būtų galima didinti tą populiaciją, bet lygiai taip pat svarbi yra veikla išlaikyti esamą populiaciją. Tai reiškia tęsti tos darbus, kuriuos darom dabar, tai palaikyti tinkamą gerą inkilų būklę, keisti senus, sakysim, per tuos metus, kaip ir sugedusius arba jau nebetinkamus naujais, ten vėlgi valyti, žiūrėti, kokiose naujose tinkamose teritorijose galėtų būti. Netgi pradėjom eksperimentuoti su papildomu damaitinimu, nes tai tikrai gali būti reikalinga, ypač tuo metu, kai vasaros metu būna nepalankios sąlygos. Lenkijoje pietinė populiacija, kuri buvo būtent pietinės Lenkijos dalyje, ten pas juos taip sutapo, kad dvi vasaras iš eilės buvo labai lietingos vasaros ir tiesiog praktiškai ten pas juos buvo netgi virš 10 ten perinčių porų, bet poros arba palikdavo dar kiaušinius, arba tiesiog jau išperėtų jauniklių negalėdavo išmaitinti, nes lydavo ir tiesiog nesusirasdavo maisto išmaitinti jaunikliams. O po to netgi kitų ten kolegų būtent toks, kai eksperimentais buvo parodyta, kad ypač tokių sudėtingų metų, kaip čia pastatant tokias specialias kaip lesyklas ir būtent ten įleidžiant ten skėrių,
tai jie gali būti kaip alternatyva būtent tais sunkiais laikotarpiais. Irgi prie vieno inkilo bandėm ir visai pavyko, kaip sakyt, tėvai ima ir po to netgi jau ir jaunikliai išlėkė iš inkilo, irgi ėmė, sakykime, tos skėrius iš tos lesyklos ir vadinasi, ta tokia kaip priemonė jinai tikrai veikia. Vat projektas turėtų padėti irgi, būtent kaip čia išlaikyti ir aš tikiu padidinti Lietuvos žalvarnių populiaciją. Iš tikrųjų, ačiū labai už pokalbį, labai buvo išsamu ir iš tikrųjų labai įdomu sužinoti plačiau apie žalią varną, Lietuvos tokį labai gražų paukštį. Tai bendravau su Lietuvos ornitologų draugijos ornitologu Laimonu Šniaukšta. Ačiū dar kartą ir iki. Ačiū, kad klausėte iki galo. Tikiuosi, šis epizodas leido daugiau sužinoti apie europinį žalvarnį. Kviečiu ir toliau domėtis paukščiais bei jais pasirūpinti, tiek prie savo namų, tiek skiriant paramą arba savanoriaujant Lietuvos ornitologų draugijos veiklose. Daugiau sužinoti apie paukščius bei Lietuvos ornitologų draugiją galite BirdLife LT bei Facebook ir Instagram paskyrose. Iki kitų susiklausymų.